Šiandien papasakosiu labai įdomią istoriją apie vieną projektą, kaip mes tikėjom, kad Lietuva yra vis dėlto krepšinio religijos šalis ir kaip sufeilinom. Bet sufeilinom labai keistai. Apie mane. Skaidrės dariau, žinokit, tokias keistesnės, kurios visai negražios. Kaip kolegė minėjo, aš esu kibernetinio saugumo ekspertas, bet tai yra tik tai viena iš mano veiklų. Prieš tai aš buvau piratas, maždaug iki 90-ųjų pradžios, tada aitišnikas, tada hakeris, tada vieną gražią dieną sugalvojau, kad aš hakeris kaip hakeris, bet man visai neblogai sekasi žmonės gelbėti. Tai 99 metais pridariau labai daug pinigų iš būtent hakerių pridarytų problemų sprendimo. Ir nuo 99 metų aš tapau kibernetinio saugumo evangelistu. Taip save vadinu, visiems tinka. Žurnalistai praktiškai kiekvieną savaitę interviu suima. Jeigu šnekėti apie ekonominius nusikaltimus, kaip kolegė nukentėjo, tai vienokių ar kitokių prašymų, skambučių, mailų, čete, užklausų gaunu kiekvieną dieną. Ir ne po vieną, ar įmanoma grąžinti pinigus, čia taip anaip atsitiko. Aš jums pasakysiu paslaptį. Net ir mano mama yra gavusi skambutį, kad man, kaip jos sūnui, atsitiko nelaimė ir susimokėjus pinigus. Bet tai dar nieko. Mes sugebėjom atrasti ir kas tai padarė, kaip tai padarė. Mama gyveno su seneliu, praėjus metam laiko po šio įvykio, po visų teismų, po visko. Mama grįžta namo, senelis ant ragelio kabo. Palauk, tu ateis Mariukui problemos, reikės pinigus paduoti. Jūs netikėkit, kai sako, kad jūs kažkuo atsparus esat. Jūs nesat nieko atsparus. Aš sugebu vaikščioti kiaurai duris, neturėdamas rakto. Aš einu į įstaigas ir gaunu duomenys išsinešu, neatsineždamas nieko. Aš einu tuščiom kišenėm. Nėra nei asmens dokumento, nėra kompiuterių, nėra jokios įrangos. Aš einu kiaurai, man USB raktą naują ištrauktą iš kišenės, įrašo visus duomenys, atiduoda į rankas, šypsosi, dar tortų pavaišina. Viskas priklauso nuo to, kaip tu bendrauji. Ekonominius nusikaltimus darantys sukčiai vagys smarkiai daugiau visko žino ir smarkiai daugiau moka ir psichologiškai moka paveikti žmonės. Tai mes nesam atsparus ir nebūsim atsparus, todėl tokių klaidų darysim kiekvienas. Ant kiek mes galvosim tuo momentu, aš paprastai visiems sakau, sustokit. Jums sako kažką daryti dabar, spaudžia dabar. Aš negaliu dabar, perskambinkit, aš paskambinsiu rytoj, investuosiu poryt, paskambinkit už savaitės. Jūs turėsite laiko pagalvoti ir tai jums padės. Gerai, judam apie startuolius, o tai kažkaip įsivažiavam apie patarimus. Draugas LT. 90-ųjų pabaigoje aš jau kažką programavau, atsirado pirmus interneto svetainės, atėjo bičiulis, atvedė savo brolį, sako, žiūrėk, šito žmogaus reikia padaryti. Ką nors normalaus, čia biškai prisidirbęs, pabandyk padėti jam išspręsti kai kurias problemas, o po to gal kažką nuveiksim. Taip gimė draugas LT, jis turėjo savo kelius puslapius, buvo toks saitų kūrimo įrankis geosaitai, kuriuose tiesiog dėjo žmonių kontaktus, kurie nori susipažinti, susidraugauti. Mes suprogramavom interneto svetainę ir pradėjom dėti į interneto svetainę žmonių anketas su tam tikrais duomenim. Plius nuotraukas. Aš jūs nustebinsiu, tai buvo 90-ųjų pabaiga, 2000-ųjų pradžia. Nuotraukas ir apie save mums siųsdavo fiziniu paštu. Gavai voką, 4 nuotraukas, lapelį, kartais A4, kartais mažesnis langeliais ir ranka užrašyta. Aš toks ir toks, gyvenu ten ir ten, noriu susipažinti, mano mobilaus telefono numeris, mailų net mažai kas turėjo. Ir mums tam tikrą adresą visą tai siūsdavo. Mes visą tai dėdavom interneto svetainę, ir kažkaip atsirado draugas LT. Irgi buvo feilas. Ir labai rimtas feilas. 7 metus tas projektas buvo minusinis. 7 metus mes darėm savo kitus darbus ir šitą hobinį projektą mes investavom. Ir investavom daug. Mes turėjom web dizaino studiją, mes turėjom žmonės, programavom, taip šie. Rinkoje nebuvo pakankamo kiekio interneto vartotojų. Pirma taisyklė. Antra taisyklė. Tie vartotojai nebuvo pasiruošę mokėti už turinį.
Haliava, nu nemokamai viskas visur internete. Kaip ir dabar, žmonės bando iš portalų išspausti kažkokius abonentinius mokesčius, portalai bando įvesti kažkokią tai mėnesinį mokestį, ar ten mokestį ambasadorių, dar kažkokį. Nu, žmonės sako, nu taigi nemokamai kitam portalė paskaitysim tą pačią naujieną, niekas neišeina. Na, taip gimė Draugas LT ir Draugas LT turėjo visokių keistų dalykų. Artėjant kriziai, 8-9, 7 metais aš pradėjau jausti, aš turiu tokį keistą daiktą, turiu nuojautą. Moteris turi kartais, o vyrai beveik neturi. Tai aš turėjau nuojautą, kad kažkas ateina, kažką reikia daryti. Ir aš pradėjau ieškoti alternatyvių produktų, kurie tiktų prie pažinčių svetainės. Mes pradėjom ieškoti žaidimų, aš pradėjau važinėti į tarptautinės konferencijas, parodas ir ieškoti žaidimų gamintojai, kurie į Lietuvą mums duotų kažkokį tai produktą, kuris būtų įdomus. Ir aš atvedžiau į Lietuvą žaidimus. Aš atvedžiau iš Bulgarijos keletą žaidimų kūrėjų, kurie mums leido adaptuoti Lietuvai žaidimą. Tai pirmas, man atrodo, Riterių karai buvo ir pats sėkmingiausias. Tai Riterių karuose atsirado lietuvių rasė, kryžiuočiai, kažkokie kalavijuočiai. Atsirado lietuviški visi meniu, grafika lietuviška ir panašiai. Sukišom tuo metu virš 100 000 litų. Ir visą tai šovė. Visą tai šovė, mes praktiškai ant Riterių karų uždirbom kelis milijonus turbūt pajamų per kokį 7-8 metų. Ir projektas buvo labai populiarus. Nu ir nusprendėm, visiems viskas sekasi, mes čia turim 4-5 žaidimus, reikia savo kurti. Reikia savo kurti, bet ką kurti, pradėjome ieškoti idėjų ir taip gimė Basketboss. Į šitą projektą mes bendroje apimtyje sumerkėme apie 500 000. Pinigai suėjo programavimai, klaidų taisymai, dar kartą programavimai, tada dar kartą klaidų taisymai, tada pilnam redesignui, tada pilnai biznio modelio perdarimui. Kas yra biznio modelis? Žaidimas buvo gana įdomus. Žaidimas savyje turėjo menedžerį, kur tu turi pinigų, tu gali pirkti areną, gali pirkti komandą, organizuoti čempionatą, matematinis daiktas. Bet išlindo vieną problemą, mes Lietuvoje neturime matematikų, kurie tokias biznio logikas galėtų sudėlioti. Ir mes sudėjom algoritmą, sumokėjom 10 000 ir jis neveikia. Žmonės žaidžia, žmonės patenkinti, bet žmonės neleidžia pinigų. Nes klasikinė biznio logika žaidimas yra tai, kad tu turi dasipirkti savo kažkaip virtualaus aukso, virtualių taškų ir panašiai. Žmonės užsidirbinėdavo, o tie pinigai neišeidavo. Na ir mes tada žaidimo viduje sugalvom, kad reikia daryti gamblingą, galimybę statyti už varžybas. Mes susirišėm su keliom statymų lažybų kompanijom Lietuvoje, pasimėm tikrus duomenys, kokios vyksta lažybos, padarėm virtualų varikliuką, pradėjom leisti pinigus. Pinigai atsirado, viskas kaip ir įdomu. Žaidimą mes paleidinėjom prieš Eurobasket, krepšinio čempionatą, kuris buvo Lietuvoje, visi patenkinti, Lietuva čia užė. Mes sakom, labai gera idėja. Visur pasaulyje krepšinis įdomus, ten NBA, visą kitą. Paleidom. Užaugom, redesigninom jau po čempionato, krūvo žaidėjų, viskas kaip ir gerai. Čia aš ištraukiu iš web archyvo, nes neturėjau, žinok, iliustracijų, nepykit, gali kažko trūkti. Na ir sufeilinom. Bet sufeilinom nepatikėsit, su kuo. Krepšinis, kaip įdomiausia sporto šaka, yra tik tai 3 valstybėse. Filipinai, Kinija ir Lietuva. Mes kažkokią religiją turim. Aš iš pradžių galvoju, kad kažkas ne taip. Mes pabandėm kai kurias šalis pažaisti su marketingu, neveikia. Mes buvom užsiregistravę krūvų iš šalių, krepšinio menedžerio prekinį ženklą, logotipą ir visą kitą, sukišom irgi krūvos pinigų. Neveikia. Lietuva, Filipinai ir Kinija. Vis dėlto kokios krepšinio alternatyvos? Futbolo menedžeris, kriketo menedžeris visose Indijose ir panašiai, hokėjas, tenisas, tinklinis, dar vienas tenisas. Nu, tai buvo žiaurus klaidas. Apsipykom su partneriais, kokius 5 metus po čempionato dar turėjom suvenyrų krūvas.
įvairi Žalgirio atributika, Lietuvos rinktinės atributika, kamuoliai, rankšluošiai ir visa kita. Mes į kitus pradėjom žaidimus atidavinėti kaip prizus. Gal kas norit prizą, ką tik Eurobasketo buvusio. Na, taip jau būna. Tai jeigu pamenat, pirma klaida iš rimtesnių, nėra susiformavusios rinkos, tas, kad mes turėjom su Draugas LT. Antra klaida, vis dėlto mes pirmą kartą kūrėm žaidimą. Svetimą atsinešti iš kitos rinkos, kurie adaptuoti Lietuvai, pritaikyti gal tiks, vis tiek kažką uždirbsi. O šiuo atveju mes kišam pinigus. Įmonė dar turiu, man atrodo, su ten keliasdešimt tūkstančių nuostolio. Ar kartočiau? Taip. Na, matot, mes tokie, kokie esam dabar, esam užaugę iš tų mūsų klaidų. Ir klaidų aš turėjau savo gyvenime. Kolega pasakojo apie tai, kaip jis prekiavo obuoliais. Aš 6 metų turėjau turgui savo skyrelį, su svarstyklėm. Suprekiaudavau daugiau negu seneliai šalia. Irgi vaisiai, daržovės dažniausiai. Mes formuojamės kaip žmonės, kaip startuoliai, kaip verslininkai, tik per tai, ką mes praeinam. Pasisekė, nepasisekė. Kai kas auga, kai kas krenta. Bet kaip mes sakom, ir investuotojai, kai klausia, žiūrėk, aš turiu startuperį, founderį, kuris tau sufeilina už 6 projektą. Kodėl tu vis dar jį kiši? Žiūrėk, bet jisai auga. Jam bus 40, jam bus 45, aš turėsiu labai gerą užaugusi startuperį. Ir jeigu žiūrėti į kai kuriuos startuolių investuotojus Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Amerikoje, jų kartais būna klausimas iš founderio. Kiek kartų bankrutavai? Pas mus į tai visi žiūri, kaip tu bankrotas, tai negarbė. Arabas irgi, lygiai taip pat. Jeigu tu bankrotas, viskas, su tam neturės reikalų. Bet didžios salės, jos žiūri į neigiamas pergalės, į failus, kaip į patirties kaupimą įrankį. Todėl kartočiau ir dar kartočiau. Ką veikia toliau? Tai kibernetinis saugumas, apie kurį jūs žinot, mano dienotvarkiai sudaro 10-15%. Tai, ką jūs matot, tą, ką jūs žinot, 24 metai formavosi tikslingai, nes aš save norėjau rinkoje tai pozicionuoti. Taip, aš šiai dieną esu žinomiausias IT-šnikas, žinomiausias kibernetinio saugumo specialistas, bet aš nebūtinai turiu žinoti viską. Aš už savęs turiu komandą, aš turiu bičiulius, aš turiu bendruomenę, aš turiu pavienių žmonės, kurie smarkiai yra rimtesni už mane specialistai, bet jų nėra rinkoje, jų nesimato viešumoje. Tai aš save galiu vadinti tik tai tuo, kuris yra tiesiog viešai gerai žinomas. Ką veikiu dabar? Jau šiek tiek offline. Turiu tą servisą, turiu kemperių dirbtuvės, kaip bebūt keista. Turiu kažkokį neaišku verslą susijusi su dėvėtais biuro baldais, jau kam reikia stalų, jau kam reikia kėdžių, kokybiškų, labai brangių. Ten koks nors Barclays savo darbuotojams į darbo vietą suinvestuodavo nuo 1,5 iki 2,000 eurų. Barclays baldų turiu, Kado 9 baldų turiu, Parex banko, Sebo, Svedo ir dar visos krūvos bankų iš Lietuvos ir iš Švedijos baldų turime. Bet vėlgi, nusipirkau įmonę, bandžiau pirkti konkurentą, o ten visi darbuotojai alkoholikai. Tai turiu gerą laiką. Kolega minėjo apie žmonas. Važiuojam ir statėm. 5, -3, rodom, nerodom. Tai šiai dienai pas mane irgi jau 2 mėnesiai kaip -2 santokos. Ieškau žmonos. O jeigu realiau, tai ieškau žmogaus, su kuriuo galėčiau keliauti toliau gyvenimo keliu, kurį galėčiau mokinti, nes užauginęs ne vieną. Ir kaip bebūtų keista, norėčiau kažko panašios į prieš tai buvusią. Ginklanešės. Kai 3 valandą nakties pažadini, brangioji, kelkis. Šovinius padavinėsi. Taip yra buvę. Ačiū Jums. Nušaunuolis. Geras taimingas. Su Marium buvo taip.
Jos, Marim buvo taip. Jisai sako, aš nerepetuosiu, aš nieko neįrašinėsiu, tu pasižiūrėk, aš labai daug ir esu kalbėjęs, tu žinai, kaip aš kalbu, tik šitiek, nu žodžiu, žmogus iš karto dėrėjęs. Sufeilinau? Nesufeilinai. Jo, bet žodžiu. Kada kartuosim? Ne, nu aš žinojau, kad tu pakalbėsi. Bet žiūrėk, aš dėl to kemperio kreipsiuos, aš nežinau, kad tu turi kemperiukų versą, aš prieš savaitę nusipirkau autobusiuką ir iš tikrųjų failai bus tik 2, nes aš išvažiuoju. Tai aš tavęs paklausiu, ką ten man pasidaryti ir kaip čia reikėtų elgtis dabar su tuo. Aš šiai dienai esu konsultantas numeris 1 kemperių. Nice. Realiai, žinau, taip susiklostė, kad aš paskutinius 2 metus viešumoje kemperių bendruomeniai atsakau visus klausimus ir kviečiu pas mane atvažiuoti konsultuotis. Taip, kad jeigu kažkas rimčiau norit konvertuoti kažkokį būsą, ar tiesiog pakeliauti, ar pasiskolinti būsą savaitgaliu pakeliauti, atvažiuokit. Arba nusipirkti stalų kokybiškų ir kėdžių. Mariau, kaip susirasti draugų? Sunkus klausimas. Bičiulių ar pakeleivių? Taip, tai nėra sudėtinga. Praktiškai aš iš visų kelionių parsiveždavau vis kažką. Bendrauti. Bendrauti, kažkam padėti. Ir aš irgi čia buvau gavęs klausimą keletą dienų atgal. Ar tu gali, kai žmogui bėda, nepadėti? Negaliu. Mano toks gyvenimo principas. Ir aš dirbu su viena taisyklė, pay it forward. Duok dabar neatlygintinai į priekį, gal kažkada grįžt. Sunku surasti draugų. Reikia ieškoti pagal pomėgius. Reikia ieškoti savo aplinkoje arba važiuoti svetur. Aš labai daug draugų turiu svetur kitose šalyse, kur susipažįsti net keistose vietose. Klube, bare, sportuodamas, haikindamas kažkur kalnuose. Manau, tokie būdai. O kaip beje draugas LT sekasi dabar? Visai geras klausimas. Aš iš projekto išėjau 18 metais, palikau partnerį. Iš to, ką aš matau, nieko naujo neprogramuoja, programuotojus išnuomavę kitiems. Šiek tiek atnaujina. Aš manau, jų pajamos švarių šiai dienai yra kokių 25-30 tūkstančių eurų pelno į mėnesį. Ką reiškia švarių? Po visų išlaidų. Ai, čia supratau, aš galvojau, čia kažkokia įdomesnė istorija už šitos lepės. Gerai, okei, net čia tau siūlo, žinai, gal tu tą žmoną gali per draugas alteras ir kažkaip tai tiesiog čia čia. Nepatikėsi, žinokit, dabar tikrinu visus konkurentus. Ir techniškai netgi pagal tai, ką aš matau, yra vis dar mintis grįžti į datingo verslą. Nes datingė aš pradirbau 19 metų. Pagal mano kai kurios algoritmus yra šiai dienai veikiantis tarptautiniai dideli tinklai, kurie mus per rimtas konferencijas klausdavo, Mariau, kaip jūs sugebat tokias didelės pajamas uždirbti per vieną vartotoją savo portaluose. Mes esam treininę kai kuriuos pasaulinius į top 20 įeinančius portalus. Tai Tinderis šūdas, Bumblas kažkas, Facebookas nepatogu, bet yra srautas ir viskas, žinokit. Į pažintį XXX negrįžtų kol kas. Bet tai, Mariau, tu turi asmeninį interesą sukurti gerą datingo platformą. Man reikia investuotojo. Gerai, okei, tai jeigu turim žmoną arba investuotoją, tai galim čia pakelti ranką. Tau yra žmonių, kurie dėkoja už paramą Ukrainai, tai tiesiog noriu šitą perduoti garsiai, tam, kad neliktų tai nepasakyta. Žinai, jo. Žinai, čia tas klausimas buvo, sakė, sudeginot 500 000. Ar buvot nusistatę šiaip sumą, kiek kištumėt? Nebuvo. Matai, kas buvo gerai, mes turėjom pastojas pajamas mėnesinės. Ir kai tu 500 000 degini ne ant karto padėdamas, o kišdamas 30-40 tūkstančių kiekvieną mėnesį, tu tiesiog negauni pelno. Arba pelną gauni mažesnį, kurį išleidi. O kokiu principu dabar vadovaujasi, kai eina kalba apie investavimą ir pinigų kišimą, kol tu tiesiog žiūri, ar paeina dalykai? AB testavimas visą laiką. Jausmas. Aš turiu nuojautą. Ir aš labai dažnai sakau, ateini ir sakai, šitas feilins, šitas feilins, šitas feilins. Kaip tu mes iššam? Taip, iš mano pasakytų, kad feilins iš 50 vienas iššauna. Tai aš po šiai dienai mentorinu tuos startupus visokius ir padedu. Iš kitos pusės aš vėlgi kai kuriems startupam padedu surasti pinigus už kuklius nuo 2 iki 5%. Turim vieną praktinį klausimą. O kaip patikrint, ar idėja yra gera? Jeigu norit tikrai patikrintų idėjų, imkit kitose šalyse veikiančius projektus
juos atsiveskit pas mus, pasidarykite MVP, minimalų produktą, pasitikrinkite, reikia rinkai, gaukit pirmas pajamas arba pirmus registruotus vartotojus ir tada tik tai investuokit pinigus. Tai tam startui jums ten 50-70 tūkstančių eurų turėtų užtekti. Gerai. Čia kažkas nori į pasimatymą su tai, bet aš žinau, kad čia vėliau ten stovėsiu prie laus. Gerai. Mariau, o ką, čia irgi apie investavimą ir apie pinigų kišimą į savo idėją, yra ką tu galėtum pasiūlyti tiems naujiems, žaliems, pradedantiems verslininkams, kurie bijo prarasti pajamas, kurie galvoja, kad visa tai, žodžiu, viskas yra išlaidos. Na, čia paprastai būna tas pats klausimas, iš kur gauti pirmas investicijas, praktiškai beveik tas pats. 3F. Klausau. Family, friends, fools. O jeigu rimtai? Čia rimtai. Čia startupų viena iš formulių, kai tu negali rasti presidinių pinigų, kurių tu ten reikia 10-20 tūkstančių pasitikrinti idėjai, tu negali iš savo asmeninių pinigų. Tu eini pas mamą paprašai, tu eini pas senelius, pas draugus geriausiai ir visą kitą ir kiši. Aš žinau žmonių, kurie yra taip užaugę iki ten milijono su viršų minuso per įvairius projektus. 3, 5, 10, 20 projektas. Pasižiūrėkit Proto industrijos paskutinę laidą. Taip. Bendrų draugų rasit. Aš tą patį irgi norėjau pasakyti. Jie užaugo į tą režimą, kai jie gali startuoti iki 30 projektų per vienus metus ir palikti nuo 8 iki 15% tik tai gyvų projektų, visus kitus feilas ir šiukšlių dėžę. Dar tau klausimas, jeigu tu esi nuojautas žmogus, su draugais kurti verslą, gera idėja ar nelabai? Su žmonėm, kurie yra smarkiai protingesni tam tikrose temose ir yra jūsų draugai, verslą kurti saugu. Ar turi tokių draugų, su kuriais nebedraugauji po to, kai darėt ką nors? Aš neturiu draugų praktiškai paskutinius 25 metus. Aš turiu bičiulius. Tiesiog pas mane savoka ta labai keista, aš panevėžietis. Man draugai yra tie, kurie pažadinti vidury nakties, kad atvažiuotų ir padėtų ištraukti iš bet kokio šūdo ir kurie galėtų pakloti galvą. Aš turėjau 3 tokius draugus. Šitam regione aš draugų neturiu. Kol kas. Dar nepabaiga, Mariau. Vienas klausimas iš auditorijos. Kaip perfekcionistui nebijoti klysti? Čia tas, kur, žinai, kur zulina iki paskutinės minutės vis tiek nepaleidžia, nes, parinasi, kad nepatiks, neįtiks, nepadarys tinkamai. Aš kai kuriems iš tokių, tas pats su svarstyklėm ženklų, aš tokiems siūlau tiesiog mesti monetą. Mesk monetą. Herbas. Tegul sprendimą priima kažkas kitas, tarkim, ne moneta. Gerai, tu šiandien atėjai su sūnum į renginį ir tavo toks fainas, pakankamai laisva, turi požiūrį į klaidas, visą tai žiūriu kaip patirtį, sakei, kartotum viską, ką esi gyvenime patyręs. Ir faina, mes su Marium irgi kalbėjom, prieš daug metų tu buvai tas žmogus, kuris pradėjo feilų temą judinti ir pradėjo daryti renginius ir žiūrėti, okay, ką mes galime iš šitų išmokimų pasimti ir pritaikyti praktiškai čia ir dabar. Bet anuomet ta kultūra buvo pakankamai sudėtinga, nes aš pati atsimenu, kad irgi tada startavau, buvo, prasme, tokia didelė atmetimo reakcija. Kaip aš galiu viešai papasakoti, kad aš apsišikau. Identifikuoti save su nesėkme, baikit, niekada, taigi aš niekada nebesusirasiu partnerių, investuotojų, you name it. Ir, pradėjau nuo to, tu atėjai su sūnum. Faustai gali atsistoti? Man, žinai, įdomu, kokius... Sūnui 22, tai jo feilas, žinokit, paskutinis buvo mokslai. Jis nuėjo Pažiūrėkit paskutinę Proto industrijos laidą ir ten, žodžiu, anyway. Mano sūnus nusprendė, kad jis nori būti šef-povaro. Nuostabus sprendimas. Dabar aitišnikas. Irgi gerai, anything goes. Kostai, pirmyn. Mariau, ar man įdomu, žinai, tu vis tiek artimą ryšį turi su sūnumi. Ir... Nelabai, bet taip, bandau. Už to, ką aš matau, bandau užmėgti. Taip, bandymas yra tai, ką tau reikia daryti, norint ryšį galų galę sukurti, ar ne? Kostas gal turėtų kitą nuomonę, nežinau, bet dabar ne apie tai. Man yra įdomu, kokius skirtumus tu matai tarp kartų, tarp tavo žmonių, kokį santykį turi su klaidomis ir kokį santykį su klaidomis turi ta karta, kuriai priklauso tavo sūnus. Millennialsai apie 2000 ir vėliau, jiem visko reikia challenge-based. Su feilinė jiems atsiranda
psichologinių problemų, jiems sunku atsistoti. Mums atsistoti irgi buvo sunku, bet mes dar iš tų tarybinių pačios pabaigos, nepriklausomybės pirmųjų metų, mes neturėjom pasirinkimo. Jie dabar turi pasirinkimą eiti kitą darbą, ieško taip toliau. Aš, kai mokinausi ekonomikos nebuvo pas mus. Kai aš, kai mokinausi informatikos ir IT, knygų nebuvo. Ta, ko jūs dabar turit Windowsuose ar ten kokiam nors Office, Word'e, helpą F1 paspausti. Aš kaip piratas tų failų neimdavau. Todėl Lietuvoje jų taip pat nebuvo. Aš padėjau rašyti pirmasias knygas ir mano dėstytojai manęs pato prie informatikos neprileido. Irgi feilas. Bet mes stojomės ant kelio, šliaužėm pilvu, draskėmės visą kitą ir mes pasiekėm savo. Tai jūs nebijokit feilinti. Aš kaip sakau, kai jau visai nugriuvai, tave spardo dar kažkas, tu biškiai apsipurtėjai, atsidaužiai į šonus, pradžiai nagais įsikabinai važiuoji, šliauži pilvu, po biškį stojasi ant kelio, tik atsistoji vieną kitą ir pradžiai kojas, o po to naują verslą darai. Ir yra tas, kur žmonės, kurie tave špilkuoja už tai, kad tu feilini, tai dažniausiai yra tie, kurie patys žiauriai bijo kažką daryti. Ir niekad nepadarys. Ir niekad nepadarys. Nes jie nesiriš tiesiog. Jo, tai kaip ir Valentinas sakė, kaip ir Marius sakė, jūsų feilai yra jūsų turtas, jūsų pamokos, neškitės juos drąsiai, rodykit savo, rodykit kitiem, nes niekas kitas per šitą gal nebus perėjęs. Tai ačiū Mariu už tai, kad dalyvausi ir prašau nenustok. Gerai? Dovanas tau.